Išgirsim turbūt tų skaičių visokių nuo tvaros iki vakaro ir čia, taip sakant, kažkam atrodys, kad geriausias skaičius yra 0, kai kalbam apie mokesčius, o apie išlaidas, kai kalbam, tai visi labai, kurie dideli skaičiai tada labiau patinka. Tai iš esmės, kai mes vertinom, koks galėtų būti tas tarifas, iki kiek mes galime tą tarifą užšokus iki 300 su viršum eurų pasiūlyti sumažinti, tai aišku dabar čia girdim, kas Lenkijoje, kas dar kažkur, nors Estijoje yra didesnis, čia susirasti visiems skaičiam galima bent jau po vieną pavyzdį tikrai, ir čia juk nėra tas kuras, kuris keliauja per sienas, prasme, jisai yra mokamas ten, kur vartojamas, tai čia neturi labai didelės reikšmės, tarkim kaip transporto priemonėm, kur visą laiką galima kelti tą priekaištą, kad tada kažkas pilasi ten ar perka kitoje šalyje, čia tu negali to techniškai padaryti, nes mokestis yra mokamas ten, kur vyksta vartojimas. Tai čia jau mes turim iš savo politikos tikslų žiūrėti ir man atrodo, kad tas dydis, kuris yra pasiūlytas, jis turi pačioj direktyvoje atramos tašką, B, jisai žiūrint į kontekstą tų valstybių, kurios yra ne ekstremumai, tai yra ne 0 ir ne Skandinavijos šalis, tai tam likusiam rėžiai yra, sakyčiau, toks medianinis dydis. Ir turbūt, kad tai yra pagal Nykščio taisyklę galbūt, taip sakykime, gerai paaiškinamas pasirinkimas, plus kai darai palyginimą tarp palyginamų kuro rūšių, ne koksas lignitas anglis, apie kurį čia kas nors pakalba, bet gamtinės dujos ir raudonas dizelis, iš esmės, kur yra tarpusavį, gali sakyti, kad yra kažkokie substitutai, man atrodo labai gerai tas mokestis išsidėlioja ir kainos dalies požiūrių ir šilumingumo požiūrių ir energetinės vertės požiūrių. Tai sakyčiau, čia tie paaiškinimai yra, bet akivaizdu, kad diskusija Seime matyt, kad bus labai karšta, nes čia visi dabar bandys parodyti, kas labiau tėvynę myli. Tai